Labadiena, gerbėmiai žiūrovai, sveiki visi tie, kuriems rūpi ne tik Marijampolės Sūduvos ar Gargždų Bangos likimas, bet visi tie, kurie domisi lietuvišku futbolu. Top Sport A lygos 34 turas, čia gali būti pavojinga ataka. Dar ji nesibaigė, smūgis ir Mantas Bertašius. Živanovičius, atgal Zenkevičiui. Oi, kaip klysta Zenkevičius ir gaus geltoną kortelę. Ne raudona, taisyklių žinovai. Marijampolės stadione reikalauja, kad Valdas Paulauskas būtų kels kamuolį į varžovo baudos aikštelę. Nepavyko išmušti kamuolį toliau. Na, čia toks kritimas, tai sukelia turbūt juoką ir matau, kad ir geltona kortelė rodoma. Buvo ten situacija, kai visai nedaug pritrūko, kad kamuolį suvaldytų baudos aikštelė. Burba prie baudos aikštelės, smūgis ir įvartį. Motiejus Burba smūgiu iš už baudos aikštelės ribų siunčia kamuolį į viršutinį vartų kampą ir čia jau nieko padaryti Mantas Bertašius negalėjo. Na ir tarsi išgirdo frazę apie gražius įvarčius. Matas Ambrazaitis ir Maksimas Andrejevas žengė į ją. Tuo tarpu čia ataka, perdavimas ir vos į savus vartus nenukreipė atsarginių žaidėjų suolelio. Tuo tarpu Kampinis ir palėtė kamuolį paskutinių, ko gero, sezono minučių. Nes kaip bebūtų, čia perdavimas ir labai nedaug pritrūko. Ataka dar tęsiasi, rikošetas. Uzačiukų. Vėl Živanovičius, dabar aukštai pakilęs Sūduvos kapitonas. Ir štai smūgis, rikošetas ir rezultatas tampa 2-0. Dariušas Stankevičius kamuolį siunčia, aišku, rikošeto pagalba, bet jeigu nebūtų smūgiavęs Dariušas, to rikošeto ir nebūtų. Na ir Sūduva žengia didelį žingsnį pergalės link, užsisukinėjo Antonijo Laro, Motiejus Burbos ir Dariušo Stankevičiaus įvarčiai. Beje, buvo žaidėjai priklauso Vilniaus Žalgiriui. Jeigu tai kortelė, taip, antra geltona kortelė. Tai yra virsta į raudoną. Dalius Matvėjevas atlieka šį vaidmenį. Perdamas į priekį, smūgis iš oro, tiesiai vartininką. Žebrausko perdamas į baudos aikštelę, kamuolys numestas ir kokiu būdu dabar kamuolys neatsidūrė vartų tinkle, čia turbūt tai žino vienas dievas. Čia žiūrim, nuo ko viskas prasidėjo. Čia Matas Ambrazaitis. Aišku, dabar, kai žiūrit, Sūduva laimėjo rezultatu 2-0. Pergalė pasiekta, galima taip sakyti, per prakaitą, per kraują.